Galva nukastų tokį blemba. Meiteliai. Geras. Geras, tikiuosi neperšoksit jūs čia blemba tos tvoros. Nes atrodot labai energingi cūcikai. Geras. Geras. Visą laimę, kad jie čia neperšoko. Galva nukastų tokį blemba. Meiteliai. Įgėlės. Važiavom į miestą Kirklarėlį. Policija nestabdė, viskas normaliai. O kokia vėliava rimta plevėsuoja. Varom pavalgyti kebabų. Kebabėlių, dar reik pasikeisti pinigėlio. Čia kažkur įvartėm link centriuko, reikia pažiūrėti, kur čia to maistelio galime įkauti. Oha! Hello! Įgėlės. Gyvenimas verda, o jau toliau tai labiau verda. Įgėlės. Pavilgūnai stovi, o čia atjoja Rendžerės iš vietinio kaimelio. Ne tankai, bet kita karinė įranga juda. 35 kilometrai. Važiuojam. Nusipirkau arbūzą, davė vyno dovanų. Žodžiu, dar vandens šventinto iš Dievo. Iš dangaus leido pasipildyti, tai labai gerai, o dabar čia atvykau. Nusukau nuo kelio, jau saulė kaip ir leidžiasi po biškį. Ieškau vietos, kur apsistot, žodžiu. Nu va, radom spotelį, kur statysimės palapinę, žodžiu. Tai statysim palapinėlę, va šitoj vieteliai. Va čia dviratukas, ten eina kelias. O mes gražėsimės va tų vaizdų. Nu ką, publika, palapinė pasistatyta, dviratis apdengtas. Viskas, gulamės į palapinę. Labos nakties.